NKTV numeris 15. Ačiū, kad esate su mumis. Ir noriu šiokį tokį skundą į eterį išdėti, nes, žinokit, studijoje yra nesuvokiamai žiauriai šalta. Dėl to aš esu su šeleminė. Aišku, už tai aš turiu padėkoti Juliui. Juliau, ačiū tau. Eilinį kartą ačiū. Matyt, nori, kad aš galą gaučiau. Gerai, draugai. Pradėkime laidą džiugesnė gaida. Mūsų rubrika Technologijos ir gyvūnėliai. Ir į šią rubriką šiandien patenka Karolis, kuris mums parašė, kad žiūrėjo NKTV ir pamanė, kad laido yra didelis trūkumas. Tas trūkumas yra poniai. Jisai nupiešė mums ponį. Štai čia. Jo pieštas ponis. Ponio vardas yra Vaivos Rakštis. Ir Karolis tikisi, kad Alvidukas susidomės Vaivos Rakštimi. Karoli, ne. O dabar iš tikrųjų, ko gero, kad rubrika Technologijos ir gyvūnėliai. Ir čia aš jums noriu pademonstruoti Juliaus beždžionėlę, kuri, kaip ir Julius, nemėgsta iPhone'ų. That phone over there, Steve, that she's by, controls the phone line over here on the board. Easy, monkey. Easy, Bubba. Bubba's smashing my iPhone. We can't disconnect. Jau 2 savaitės maždaug 60–70% viso internetinių naujienų apie technologijos rauto sudarė spekulacijos, kągi kovo 7 dieną pristatys pasauliui Apple. Ar tai bus iPad 3, ar tai bus tiesiog iPad 2 HD, ar dar kokia kita velneva. Tai viskas. Kovo 7 atėjo ir štai ką mums padovanojo Apple'as. Trečiasis iPad'as. Kokios naujovės lyginant su antruoju? Kiek kainuoja? Ar verta pirkti? Jums papasakosime, bet ne dabar. Tamgi mes turime specialią planšečių rubriką, tad joje išsamiai pažintis su populiariausia šių metų planšete. Net nebejojame, kad ji bus tokia. O jeigu jums reikia netokio galingo ir netokio prabangaus prietaiso, siūlau jums Samsung Galaxy Pocket. Naują Samsungiuką. Štai, koks jis yra mažytis, viso labo nepilni 3 coliai ekrano, toliau yra 3 GB vidinės atminties ir labai, sakyčiau, prasta ekrano rezoliucija, nes jis yra mažas ir, ką jis dar moka, jis moka dar fotografuoti. 2 megapikseliai kamera. Tokia yra nieko stebuklingo, bet kuriuo atveju rimtas smartfoniukas už greičiausiai nedidelę kainą. Visai neseniai Samsungas pristatė visą krūvą naujų savo telefonų. Ir be tų telefonų pristatė dar vieną prietaisą skirtą jiem. Dėmesio, tai yra bevielis baterijos įkroviklis WCD800. Kaip jisai veikia? Jis yra tarsi tam tikras lopšys, į kurį įstatote telefoną, galite pastatyti, galite paguldyti, na ir be jokio laido į bateriją jungimo telefonas kraunamas, kažkokios ten dalinio magnetinės indukcijos būdu ar panašiai. Viskas yra šaunu, kad taip galima krauti telefoną, bet aš pagalvoju, ne taip baisu pririšti ir laidų prie to pakrovėjo. Ir dar vienas dalykas, manau, kad tikroji revoliucija prasidės tada, kuomet nereiks aparato laikyti tiesiog fiziškai ant to lopšiuko, o galima bus krauti per atstumą. Va tada tai bus tikra jėga. Prisipažinsiu, jog turiu silpnybę mažiems daiktams. Na, gyvenu mažam bute, važinėjau mažu automobiliu, telefoną tokį per vidurį turiu. Tai štai, kai pamačiau šį reikaliuką, pagalvojau, kokia jėga, kaip aš norėčiau turėti. Tai yra Nakamichi garsiakalbiukai, kurie prie jūsų prietaiso jungiami bevielių ryšiu Bluetooth. Šitas daiktas gali ne tik kad visai šauniai, kaip savo dydžiui, atkurti muziką iš jūsų kokio, tarkim, iPhone'o, bet į vidų galima įdėti ir kortelę, tada garsiakalbiukas veiks kaip MP3 grotuvėlis ir viduje netgi yra FM radio tuneris. Kaip rašo apžvalgininkai, kokybė ganėtinai neprasta ir kaina sąlyginai nebloga, $70 Amerikoje. Kažkokios keistos šiandien naujienos, ne? Bet kuriuo atveju naujas dalykas. Žiūrėkite, jeigu jūs turite iPad'ą ir turite dar iPhone'ą, jūs nusipirkę specialų Amidio gaminį, kuris vadinasi futulėlė. Galite turėti obolinę ukulėlės gitarą. Žiūrėkit. Matot, čia yra iPad'as ir čia yra iPhone'as. Ir štai mergaitė tokiu prietaisu kuo gražiausiai groja dainelę. Paklausykime truputį. Muzika visuomet yra gerai.
Savo darbo kabinete aš jau keletas metų kovoju su vienu kolega, jo vardas yra Simas. Kai jis nori pasižymėti ir nukopijuoti tekstą kur nors naršyklėje, jis pelite pažymi tekstą, tada pelite su dešiniu klavišu paspaudžia, pasirenka funkciją copy, tada kitoje vietoje pelite paspaudžia su dešiniu ir padaro copy paste. Aš sakau, bičiuli, taigi yra klavišų kombinacija, laikyk Ctrl, C ir tada bum, V ir viskas, bum, sutaupai laiko ir nežinau, kiek per savo gyvenimą gali sutaupyti valandų šitam reikalui. Sako, ai, kad nereikia. Aš tikiu, kad jums reikia klaviatūrinių shortcutų ir šiandien aš noriu jums parodyti, kad tie shortcutai veikia netgi interneto pašte, pavyzdžiui, Gmail tarnyboje. Krūvą laiko sutaupysite naudodami tokias klavišų kombinacijas. Kai atsidarysite Gmailą, galite daryti taip. Spaudžiate mygtuką C, tuomet galite rašyti naują laišką. Atsakyti į laišką norite, spustelkite R raidę, o jei norite persiųsti kitam, spustelkit F. Suarchyvuot laišką iškart padės E raidė, o grotelės kels laišką šiukšliadėžėn, prim ir šiukšlėse. Na, o jei norite daugiau klavišų kombinacijų, paspauskite klaustuką. Sąlyginai nauja mūsų rubrika, kurioje pristatome po vieną programėlę skirtą mobiliesiems telefonams ir šį kartą džiaugsmas androidininkams. Nes jums, Hebra iš Izraelio, sukūrė superinį daiktą, kurį jūs galite naudoti automobilyje. Pažiūrėkite, kas tai yra. Programėlės pavadinimas I on road. Aš kelyje. Reikalas nemokamas. Ką žydai sugalvojo šį kartą? Jie nori ne tai, kad mes stebėtume sumanųjį telefoną vairuodami, bet kad mes žiūrėtume į kelią per telefoną. Programa naudoja sumaniojo telefono akcelerometrą ir skaitmeninį kompasą tam, kad apskaičiuotų automobilio greitį ir judėjimo kryptį. O tuomet prie šių duomenų prilipina per kamerą matomus duomenis. Kas gaunasi? I on road žino, kurioje eismo juostoje jūs esate, bei koks jūsų atstumas iki priekyje esančių mašinų. Ir jeigu per daug priartėsite prie kito automobilio, arba anas ims staiga stabdyti, programa jūs įspės garsiniu arba vaizdiniu signalu. Kol kas reikalas veikia tik Androiduose, tačiau netrukus žadama ir iPhone'inė versija. Kokį mados stebuklą aš jums turiu. Mūsų vadybininkė Kristina pranoko pati save ir pagaliau pagamino NKTV marškinėlius dėmesio naujo modelio, naujo fasono. Štai, atrodytų paprasti marškinėliai, bet ne, yra ilgomis rankovėmis. Galite tokius dabar pat nueiti ir laimėti. Kai visada keliaukite į nktv.lt ir virš video kamputyje spauskite dalintis arba Google plus vienetuką. Po savaitės išrinksime laimėtoją. Ačiū labai, kad dalinatės. Planšetinių kompiuterių rubrikoje negali būti šiandien niekaip kitaip. Labas iPad 3. Ketvirtadienį visi sužinojome ir išvydome naują šių metų planšečių karalių. Tai lyginkime su antruoju ir žiūrėkime, kas naujo. Plika akimi matomų skirtumų kaip ir nėra. Netgi simboliškai storesnis naujokas yra ir kiek sunkesnis pasirodo. Tačiau užžiebus ekraną pamatysite pagrindinį ir svarbiausią skirtumą. Naują ryškų retina ekraną, kuris turi dvigubai didesnį raišką lyginant su antruoju paduku. Toks ekranas naudojamas ir iPhone 4 telefonuose. Procesorius tapo spartesnis, ypač apdoroti grafikai. Na ir kamera geresnė nei ankstesnėje versijoje. Raiška 5 megapikseliai. Galima filmuoti pilna HD raiška. Na, o kainų sferoje naujovė ta, kad antras iPadas dabar parduodamas maždaug $100 pigiau. Bet jei jūs vis tik galvojate pirkti iPadą, nepagailėkite to $100 ir įsigykite trečiuką. Kokios prognozės šiam planšetiniam? Pasakiškos. Skaičiuotojai skaičiuoja, kad obuolys parduos beveik 70 milijonų trečiųjų iPadų iki metų pabaigos. O konkurentai ką? Visi kartu sudėjus vos perlips 20 milijonų. Tad norit to ar ne, sutikite ir pasveikinkite 2012 metų planšečių karalius iPad 3. O dabar vis dar antrojo iPado prasuksime jums programėlę. Tokia naudinga. Su ja jūs galėsite iš karto naudotis visą krūvą chatų. IMO Instant Messenger leis jums vienu metu būti Facebook'o, Google, MSN, MySpace, Skype, Steam, Yahoo ir keliose kitose pokalbių sistemose. Minusas – nėra galimybė sulieti visus kontaktus į vieną sąrašą. Galima bendrauti ne tik tekstu beje, bet ir garsu ar vaizdu. Tačiau neįprastai kaip Skype video pokalbis, bet siuntinėti garso ar vaizdo žinutes. Na kaip racija. Tai vienas
Tai kitas. Kas dar svarbu, programa yra patikrinta tiek laiko, tiek ir milijonų žmonių, mat išleista buvo prieš daugiau nei 4 metus. Ir nuo to laiko vis tobulinama. Kainuoja nieko. Planšetinių kompiuterių specialistai nori dar kartą priminti, kad geriausia vieta įsigyti planšetę yra ambo.lt. Profesionalūs konsultantai parinks jums tinkamą prietaisą tiek pagal poreikius, tiek pagal kišenę. Šią savaitę ambo.lt kviečia įsigyti galingą Samsung Galaxy Tab už gerą kainą. O iPad 2 bus padovanotas prieš pat Velykas. Vienam iš palaikinusių ir pašėrinusių ambo.lt Facebooko profiliai. Tai ką, šios savaitės pradžioje mes su Julium pasiraituojam rankoves ir paknisom NKTV archyvą. Ir žiūrėkit, ką jums iškapstėm. Visų pirma, ar nebūtų įdomu pamatyti, kaip prieš 11 metų atrodė milžiniškas portalas, kuris tuomet dar nebuvo toks milžiniškas. Bičiuliai, kaip prieš 11 metų atrodė delfi.lt. Delfiam tuo metu buvo tik metukai. Pirmasis UAB Delfi pristatomas interneto projektas – tai interneto vartai portalas Delfi. Prieš pradėdamas pasakoti apie pačius interneto vartus, norėčiau trumpai priminti jums informaciją, kad šių metų pradžioje interneto vartai Delfi atsiskyrė nuo uždarosios akcinės bendrovės Delfi Internet. Nuo tada UAB Delfi Internet užsiima tik interneto ryšio ir kitų paslaugų teigimu, tuo tarpu UAB Delfi visas savo jėgas skiria portalo vystymui. Delfi LT kiekvieną darbo dieną aplanko per 35 000 unikalius IP adresus turinčių vartotojų. Portale kasdien peržiūrima per 190 000 puslapių. Delfi portalo populiarumą lemia visų pirma informacijos platumas ir aišku jos atnaujinimo dažnumas. Pirmame lape jūs pasitinka dienos naujienos. Tai yra tie įvykiai, kurie atsitiko būtent šią dieną, šviežiausios naujienos. Taip pat čia yra skyreliai, pavyzdžiui, verslas. Čia su verslu susiję žmonės ras naudingos informacijos apie verslo naujienas, automobilius, draudimus, verslo teisę bei biržų apžvalgos taip pat yra šiame skyriuje. Moterims skirtoje Delfi portalo dalyje yra tokios temos kaip jis ir jį, joga, grožis, sveikata, stilius ir mada, štai nueikime į stilius ir mada, apie naujausias madų tendencijas Europoje ir panašiai informacija čia laukia moterų. Viena Delfi portalo ypatybių yra atgalinis operatyvus ryšys su straipsnių žinių skaitytojais. Štai paimkime vieną iš naujų straipsnių, pavyzdžiui, viešumas Lietuvoje imitacija ir matome, kad jau yra 30 komentarų susijusių su šiuo straipsniu. Tai yra, žmonės perskaitę šį straipsnį iš karto gali parašyti kokį nors šaunų ar galbūt ir nelabai šaunų komentarą. Štai sakinys. Skaitytojai šiame portale labai mielai ir noriai palieka savo komentarus. Ir dar galima paminėti, kad naujienos šiame portale yra atnaujinamos net 5 kartus per dieną. Ir tuo metu, kai Delfis atrodė štai taip, dar nebuvo torrentų. Kaip tuo metu mes, jaunieji Lietuvos piratai, siuntėmės nelegalią muziką? O, draugai, buvo toks reikalas, kuris vadinosi Audio Galaxy. Norite pamatyti, kaip jis atrodė? Prašau, pirmin. Norėčiau Jums pasiūlyti neblogą alternatyvą muzikinių bylų apsikeitimo paslaugai Napster. Vienas didžiausių Napster trūkumų yra lūžtantys siuntimai, todėl daugelį bylų neretai tenka siųstis iš naujo. Sparčiai auganti Audio Galaxy bendruomenė užtikrins, kad visa siunčiama muzika Jūs pasieks nors ir po 100 lūžimų. Visų pirma, iš Audio Galaxy svetainės reikia parsisiųsti 800 KB dydžio klientą, užsiregistruoti, o vėliau visas darbas vyksta naršyklės pagalba. Didžiausias Audio Galaxy privalumas yra tai, kad suradę norimą dainą ir spustelėję ant šalia jos esančios palydovinės lėkštės piktogramos, galite būti tikri, kad MP3 byla pasieks jūsų kompiuterį. Net ir nutrūkus siuntimui, programa pati susiras bazėje kitą to paties pavadinimo bylą ir parsiųs ją iki galo. Beje, byla bus siunčiama iš geografiškai arčiausiai jūsų esančio taško. Dar vienas patogumas naudingas tiems, kas mėgsta itin sunkiai surandamą muziką. Jei vartotojas besidalinantis su kitais viena tokia reta daina prisijungs prie Audio Galaxy, sistema atsimins, kad ši daina buvo bazėje net ir pasitraukus tam vartotojui. Tokiu būdu, ieškodami šios dainos, jūs ją rasite bazėje, tiesa, ji bus offline ir jums teks ją užsisakyti. Kai tik vartotojas su šia daina prisijungs prie serverio, daina automatiškai bus išsiųsta jums. Apibendrinant, Audio Galaxy yra patogu tuo atveju, jei norite per keletą minučių suprogramuoti bylų siuntimą nors ir visam mėnesiui ir nesivarginant laukti, kol visa muzika atkeliaus į jūsų kompiuterį. Aišku, nepamirškite pirmą patikrinti, kurie atlikėjai yra davę sutikimą savo muzikos platinimui internetu. Per 7 praėjusias laidas mes su Julium parodėme jau 35 NKTV žiūrinčias merginas. Galvojate, kad tai visos? Ne. Šiandien, draugai, dar 5. Numeris 36. Jacinta, kuriai 13 metų.
manote, kad 13 metų mergaitė nieko nenusimano apie kompiuterius, jūs klystat. Taip jau išėjo, kad būtent NKTV pastumėjo mane domėtis naujausiam technologijom, už ką jums didelis ačiū. Šiuo metu kramtau programavimo pagrindus ir didžiausi linkėjimai Juliui ir Martynui. Juliau, tau linkėjimai. Ačiū tau nuo Juliaus. 37 Rasa, kurie yra 18 ir ji visuomet žiūri mūsų laidas, netgi tada, kai jai kažkas dažo lūpų kontūrus. 38 yra Rūta Gulbinskaitė, 17 metų iš Panevėžio miesto, kuri žiūri laidą nuo seniausių laikų. Kas yra seniausių laikai 17 metai, bijau pagalvoti. Taip, toliau, 39 Laura Stonytė. Jai patinka NKTV. Na ir paskutinė mergina šiandien, Lina Zakavičiūtė, kuri atsiuntė ne vieną, o netgi 3 fotografijas. Štai Julius jums dabar rodo. Ji iš Jurbarko ir laidą žiūri seniai, nes patinka. Tai va, puiku, ačiū labai merginos, kad žiūrite, siųskite save ir toliau mums. Štai elektroninio pašto adresu, jeigu norite, kad mes parodytume jūs visiems vaikinams. Ir Julius. Julius irgi mėgsta pasižiūrėti. Štai. Nu ir aš mėgstu, kad čia visi mes mėgstame. Rubrika, kurioje naršome kartu su jūsų pagalba. Ir lygiai prieš savaitę aš jums rodžiau svetainę, kurioje galima iš raidelių spalvotų sudėlioti įvairiausius žodžius. Ir štai Justinas Vosylius, mūsų žiūrovas, nukeliavo į tą svetainę ir pamokė tos bjaurybės, kurie vogė mūsų raides. Žiūrim, kaip pamokė. Prašau, Lithuania Rules, visos raidės sudėtos ir dar kampe NKTV. Justinai, ačiū tau, šaunuolis. Už naciją, už NKTV, visi kartu. Darysime vėl, kaip ir seniau. Iš pradžių šiek tiek praktiškesni, naudingesni puslapiai, o po to darysim bimbam. Tai Dominikas Aleksiūnas, tokį rimtą atsiuntė. Įsivaizduokit situaciją, jūs kompiuteryje turit archyvinį failą, na tarkim zip, rar, dar kokią nors velnevą, kas nors jums atsiunčia. Ir tame kompiuteryje jūs neturite iš archyvavimo programos. Ką daryti? Nežinau, galima pasinaudoti šitą puslapį. Žiūrėkit, aš dabar kompiuteryje susirasiu archyvą. Julius man sakė, paliko kažkur ant desktopo. Štai, Julius paliko archyvą, kuris vadinasi siurprizas. Kas šiame archyve? Aš bandau įdėti į svetainę ir pažiūrėti, kas ten yra. Prašau, šiame archyve Julius užkodavo, kaip neįdomu, šitos laidos scenarijų, doc failą. Nu, minusas Juliui, bet jūs supratot esmę, kaip veikia svetainė, ar ne? Ir dar vienas interneto konvertavimo mechanizmas, šį kartą tikrai patogus ir aiškus. Karolis Tendys sako, jeigu turite jūs A, grafinį failą, na, pavyzdžiui, nuotrauką, arba B, audio failą, kokią nors dainelę ir norite tą grafinį arba audio failą konvertuoti į tos pačios kategorijos, na, tik kitokio formato reikaliuką. Jūs naudojate šitą puslapį. Na, pažiūrėkit pavyzdys. Mes nueiname ir pasirenkame nuotrauką, įdedami svetainę ir iš karto puslapis klausia, kokio formato aš noriu. Tų formatų yra gyvas velnes. Iš JPEG-o aš galiu konvertuoti į turbūt, kad bet ką pasaulyje. Chazanavičius. Chazanavičius tai tas, kur Oskarą laimi. Kazanavičius. Mindaugas Kazanavičius atsiuntė puikų puslapį, kuriame jūs galite sukurti virtualiai savo būsimo būsto interjerą. Na, arba galvojate remontuką pasidaryti ir pafantazuojate čia. Pasižiūrim. Iškart spaudžiame Design Your Room in 3D. Viskas yra angliškai, lietuviškai nėra, taip kad, bičiuliai, reikės šitos kalbos. Ir jūs galite pradėti kurti nuo nulio, galite pradėti nuo tam tikrų šablonų. Tai pabandykime galbūt pasinaudoti jų šabloniukais. Kurkime svetainę. Čia yra preliminarios schemos išsidėstymo. Čia yra svetainės, iškart pasirenkate plotį ir ilgį. Labai netgi neblogai. Ir sienų spalvos. Ir sako, kokių baldų norit. Modernių. Žodžiu, nukelia mus į tam tikrą kambarį ir čia pasinaudodami dvimačiais ir trimačiais kamerų vaizdais mes galime stebėti, kaip kurioje vietoje kas atrodo, dėti sofas, baldus, keisti tos baldus ir galų gale viską eksportuoti į turbūt pakankamai tikslius matmenis turinčius projektus ir atiduoti
statybininkams, apdailinininkams. Žodžiu, nesitikėkite, kad šitas daiktas padarys kažkokius stebuklus, bet tai yra kur kas geriau, negu patiems paišyti ant popieriaus ir įsivaizduoti galvoje. Tarkim, aš vaizduotės neturiu, Julius turi. Tai jeigu Julius būtų mano žmona, jis negalėtų man paaiškinti, kaip atrodytų mūsų butas. Aš turėčiau pamatyti čia. Gerai, bičiuli, viskas. Baigiam pristatymą. Kažkur negerai šitas reikalas nuėjo, ne? Baigiam. Kažkaip mano visai neseniai atrastas dalykas – dalinimasis ekranu. Tai yra, jūs naršote internetą čia ir pasidalinate tuo vaizdu su kažkuo, kas yra kitur, kad ir pavyzdžiui Didžiojoje Britanijoje. Na, žmogus mato realiu laiku, kas vyksta jūsų kompiuterio ekrane. Galima tai daryti per Skype'ą, per vieną, per kitą puslapį, bet šita sistema yra itin gera. Ieva Jakštaitytė sako, kad Quick Screen Share jums padės. Kaip padės? Žiūrėkit, yra puikus filmukas, labai greitai parodau. Čia yra opcija Play Fast. Let's play fast. Realiai nereikia registracijos, jūs gaunate nuorodą, nusiunčiate draugui ir po kelių sekundžių ekrano dalybos prasideda, jūs matote, ką naršo draugas, draugas mato, ką naršote jūs. Super geras daiktas. Man patinka. Javutė, va, ačiū už nuorodą, ačiū, kad žiūri. Tai va, dabar po rimtosios dalis, kur yra Bim Bam. Almatas mum atsiuntė tikrai Bim Bam puslapį. Pasižiūrėkime į jį. Čia yra, na, neva tai socialinis tinklas, kuriame jūs pranešat apie ką tik jūsų gyvenime įvykusi reikalą. Reikalą tai absoliučiai tiesioginė prasme. Jeigu jūs ką tik pasimylėjote, pranešat čia ir štai žemėlapis pilnas ką tik pasimylėjusių porų pranešimų. Ar jūs iš tikrųjų mylėjosi ar ne, mes patikrinti negalim. Bet žiūrėkit, kas vyksta čia šalia mūsų, Lietuvoje. Pasižiūrim. Na, aš noriu iškart pažiūrėti kaiminystėje. Štai 33 poros Vilniuje neseniai pasimylėjo? Ar gali tai būti žmonės? No, kas Kalvarijų gatvėje ką tik parašė, awesome buvo, fantastic kažkam tai buvo, žiūrėkit, Tuskulėnų gatvėje, 5 taškai. Puikumėlis, draugai, puikumėlis. Kas dedasi kitose miestuose pas mūsų reprodukciją? Štai. Kas prie Elektrėnų Marių darė Čikibri? 10 iš 10, štai. Good kažkas parašė. Nu, Elektrėnai taip pat mylisi. Puiku, draugai, puiku. O, žiūrėkit, dabar jeigu mes atsitolinsim šiek tiek, pažiūrėkime į bendrą situaciją. Va, Lietuva visai neblogai atrodo. Bet tai Lenkai kaip duoda, jūs pažiūrėkit. Wow, kas per šalis. Monstrai. Va štai sliekius. Yra žmogus iš vienos pusės praktiškas, iš kitos nežinau. Praktiškas dėl to, kad nori kažką išmokyti mus padaryti. Bet ar tai pravers gyvenime? Sunku pasakyti, bet kuriuo atveju, žiūrėkit, daugybė būdų, kaip gražiai išlankstyti servetėlę. Nu šiaip gal ir neblogai. Tai jeigu norit, pavyzdžiui, padaryti prancūzišką užlankstimą, einate į puslapį, pasirenkat prancūzišką, žiūrėkit, viskas 1, 2, 3, 4 ir štai iš 5 žingsnio jūs sulankstote servetėlę taip, kaip reikia. Neblogai. Tai va. Ir paskutinis puslapis yra Vytauto Taujinsko. Žioplys.lt. Ne apie Vytautą, ne, bet apie žioplius, kurie pameta daiktus. Nu ir randa daiktus. Gerai, einame į pamesti daiktai. Pamečiau raktų ryšulį, jame buvo 4 raktai. Papapapapam. Štai, kitigi žmonės rado daiktus. Ką rado? Kaziuko mugėje rado piniginę su Genriko Miškūno ir Elenos Miškūnienės asmens dokumentais. O kaip čia, jeigu įėjus, kas bus? Tai yra telefonų numeris. Nu, žodžiu, jei kažką pametėte ar kažką suradote, žioplys.lt gali padėti jums atkurti ar pasikeisti nuosavybę. Ir Vytautai Taujinskai, ką aš tau dar pasakysiu. Žinok, norim tau su Julium pasiūlyti darbą. Atvyk pas mus, sėsk čia ir išskirsim tau laiko pristatyti norimas svetainės. Rimtai, nejokauju. Jau? Gerai. Tai viskas. Pasitinklinom. Jeigu norite nueiti kokias nors iš šių svetainių, eikite nkatv.lt, ten po video iškart bus nuorodos. Jeigu norite palikti mums savo atrastas interneto vietas, darykite tai Facebook'e ant sienos. Viskas. Raukiame naršymą.
O čia man labai patinkanti rubrika, kuri vadinasi Žiūrovai valdo. Šioje rubrikoje aš skaitau jūsų laiškus ir komentarus. Štai taip, pirmasis. Evinas man prašo. Sveiki, ar galit pareklamuoti mano alijansą? Vien dėl pavadinimo galiu. Alijansas vadinasi Girti ežiukai. Žaidimas yra Ikariam serveryje Epsilon. Nesuprantu, kas tai yra, bet Girti ežiukai yra jėga. Tokius dalykus aš visada pareklamuosiu. Ir dar viena reklama nemokama. Naujai susikūręs puslapis mes esam herojus.lt apie komiksų bei manga kultūrą. Mums trūksta lankytojų. Bičiuli, prašau, reklamuoju herojus.lt. Toliau, Šarūnas klausia laidos. Siūlau sukurti rubriką apie Apple produktus, telefonus, kompiuterius. Ar bus tokie? Ne, Šarūnai, nebus, nes mane po filmavimo kas nors papjaus. Man taip atrodo. Julius. Loreta rašo. Sveiki, norėčiau paklausti, ką reiškia sutrumpintos raidės NKTV. Loreta, kažkada, kai mes buvome žurnalo Naujoji komunikacija dalis, tai reiškia Naujosios komunikacijos televizija. Dabar, kai mes jau turbūt 10 metų nesame šito žurnalo dalis, NKTV reiškia realiai nieko. Ką nori, ten ir įstatyk. Ir tiksliai, šiaurės, gerai Julius sako, North Korean Television. Pažiūrėkite YouTube NKTV. Gerai, ir paskutinė žinia Tadas. Čia Tadai idėjai, žinok, 10 balų. Pagalvojau, kad šitai laidai reikia dar vienos rubrikos, kurioje, dėmesio, peržiūrėtume naujus filmus, kad ir visai trumpa apžvalga ir kad ir kokį vieną filmą peržiūrėt, bet būtų gan informatyvu. Tadai, aš tai siūlau padaryti rubriką apie tulpių svogūnėlius. Tikrai gerai, ne? Pažiūrim filmą, o tada apie tulpių svogūnėlius, o tada apie naują iPadą. Va, puikus pasiūlymas. Ačiū labai visiems, kad rašot. Man atrodo, kad žaidimų redaktorius Martynas atsirado. Bet mane nelabai pradžiugino jo laiškas, kuris sakė, kad galbūt aš liksiu čia šitam krašte. Ir galbūt tu nori surasti naują žaidimų redaktorių. Daugiau nieko. Vėliau laiškus jis nebeatsakė, tai okei, gal pabandom paieškoti naujo žaidimų redaktorius. Jeigu, bičiuli, tu norėtum jo būti, norėtum pakeisti arba kartais pavaduoti Martyną, parašyk mum elektroniniu paštu, štai šiuo. Trumpai apie save ir pridėk savo pavyzdinį tekstuką. Na, mes norime pažiūrėti, ar tu moki rašyti be klaidų, rišliai ir įdomu. Ane? Atlygis už šitą darbą tau garantuotas. Žinai koks? Ogi apvalus 0. Kol kas, bičiuliai, mes pinigų neturim, todėl dirbam tik iš idėjos ir galbūt jūs norite dirbti iš idėjos. O čia tai, ką mums iš tolimosios tos pietų šalies paruošė Martynas. UFO Enemy Unknown išleistas 94 metais tapo legendinė strategija. Šis žaidimas pradėjo ėjimų strategijų žanrą ir davė didelį impulsą jų tolesniam vystymuisi. Vėliau pasirodė jo pratęsimas XCOM Terror from the Deep. Po to sekė dar keli bandymai šią seriją pratęsti, taip pat ir su pirmojo asmens šaudyklė. Jau šiemet rinkoje pasirodys naujausias serijos atstovas XCOM Unknown Enemy. Jo kūrėjai tvirtina, kad jis bus labai panašus į originalą. Kaip ir anksčiau, vaizdą čia matysime iš izomerinės perspektyvos. Ir toliau savo veiksmus koordinuosime iš centrinės bazės, kurioje vykdysime mokslinius tyrimus, kursime karinius vienetus. Čia taip pat treniruosime karius, kurie galės įgyti papildomų patirties taškų. Kaip ir originaliame XCOM, pinigai jūs pasieks kiekvieną mėnesį. Savo įplaukas galėsite papildyti, pardavinėdami rastą ateivių technologiją. Tiesa, tai darysite prekiaudami juodojoje rinkoje, kurioje prekeiviai nori supirks ateivių ginklus ar jų fragmentus. Kovos čia atrodys kiek kitaip nei originale. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad kareiviai naujajame žaidime bus skirstomi į kelias klases. Vieni specializuosis sunkiojoje ginkluotėje, kiti bus nepakeičiami artimoje kovoje. Silpnoji šios žaidimo dalies vieta – vienodos aplinkos. Naujajame XCOM bus galima sprogdinti ne tik ateivius, tačiau ir aplinką. Tai yra namų sienas, langus, tvoras ir kitas detalės. Kaip ir originaliame žaidime, misijoje žuvę kareiviai ir liks mirę. Prikelti jos galimybių nebus. Kol kas projektas atrodo neblogai. Jei kūrėjams pavyks sėkmingai gyvendinti visą savo vizijas, panašu, kad metų pabaigoje išvysime puikią ėjimų strategiją.
Žaidimų prikelimas naujam gyvenimui yra pavojingas reikalas, kartais jis pavyksta, o kartais patiria visišką fiasko. Deja, būtent taip ir atsitiko su antrosios Jacked Alliance dalies remake'u Jacked Alliance Back in Action. Šis ilgai lauktas žaidimas ne tik, kad nepateisino fanų vilčių, tačiau sukėlė ir didelį furorą tarp visų Jacked Alliance serijos mėgėjų, kurių pasaulyje yra netiek ir mažai. Tačiau apie viską nuo pradžių. Back in Action istorija absoliučiai niekuo nesiskiria nuo Jacked Alliance. Tai yra gelbėjate Arulco salą nuo kraugerės diktatorės. Salą gelbėjate samdydami komandosus. Jų čia per 40. Tačiau didžiausia Jacked Alliance Back in Action problema yra genialus kūrėjų sumanymas – nuo ėjimų strategijos pereiti prie realaus laiko. Tiesą sakant, šis žingsnis yra tiesiog protų nesuvokiamas. Kaip kompanija, norinti prikelti Jacked Alliance 2 naujam gyvenimui, imasi tokių veiksmų, paaiškinti labai sunku. Mat, dabar žaidime viešpatauja chaosas. Vienu metu turite valdyti visą savo komandą. Sakydami valdyti, turime omenyje rankiniu būdu užtaisyti ginklus, juos keisti šovinius, keisti šaudimo režimą ir dar daugybę kitų dalykų. Įsivaizduokite, jei turite kokių 6 samdinių ir vienu metu kariaujate prieš 13 priešininkų. Kaip tai gali pavykti? Realaus laiko strategijos elementas žaidime yra tiesiog siaubingas. Dėl jo Jacked Alliance Back in Action tiesiog neįmanoma žaisti. Gaila, bet šis perspektyviu vadintas projektas yra tiesiog sušvinkusio mėšlo gabalas. Penki 574 puslapiai. Walter Isaacson, Steve Jobs, knyga, kurią vis dar dovanojame jums. Kadangi šitą laidą filmavome prieš keletą dienų, todėl dar techniškai nėra pasibaigęs konkursui skirtas laikas. Apie ką konkursas jūs pamatysite žiūrėdami pirmąjį dalyvio filmuką. O pirmasis dalyvis pas mus yra Paulius Viederis. Štai taip jis nori laimėti šią knygą. Žiūrim. Nu ką, linkėjimai Suvalkijai, Pauliau, linkėjimai tau nuo mūsų. Turbūt supratote, kad jeigu norite laimėti knygą, jūs turite atsiųsti mums filmuką, kuriame jūs valgote obuolį, tai kandate obuolį, ir tuo metu sakote NKTV. Dar vienas mums atsiųstas filmukas, Darius Milevičius. Žiūrim, ką Dariukas prikandžiojo. Ir trečiasis Steve'o Jobso konkurso dalyvis yra Mindaugas Marcinkus. Mindaugas beje atsiuntė savo filmuką pats pirmasis. Pažiūrime, kaip jis ir kur kando obuolį. Tai va, šiai sekundžiai tai yra laidos filmavimo akimirkai. Mes turime viso labo 3 filmukus, kurie nori laimėti Steve'o Jobso knygą. Realiai mes jums duodame, dabar nemeluosiu, laiko iki antradienio. Jeigu per pirmadienį ir antradienį gausime dar jūsų filmukus, tai įtrauksime juos į finalininkų sąrašą. Pirmin. Kai žvejai nori iš žvejybos eiti namo, jie sako, ką vieni kitiems, vyniojam meškeres. Tai vyniojam meškeres ir mes šią laidoje NKTV, bet turime prieš tai pabaigti vieną skolą. Konkursą užbaigime, ar ne? Praėjusioje laidoje jūsų klausiau, ką veikia prieš 11 metų mūsų firmos įsigyta skaitmeninė Digital Betacam kamera. Ir štai nemažai jūsų parašė atsakymų. Teisingų ir neteisingų. Teisingų tik, iš esmės buvo daugiausia. Ir teisingas atsakymas yra toks, draugai, kad į tą kamerą aš dabar žiūriu. Ne jums siekis. Iš tikrųjų, aš žiūriu į tą kamerą, kuri kažkada 400 gabalų kainavo. Dabar reikia išrinkti nugalėtoją, kuris laimi guminukus. Ir tai yra Denisas Kupreščenkovas, kuris rašo: manau, dabar filmuoja NKTV naujas laidas. Su pagarba Denisas. Denisai laimi skanų prizą ir pripažinimą. Ai, žiūrėkit, vos nepamiršau. Taigi reikia pabaigti laidą neigiamų komentarų apie ją. Komentaras šį kartą yra pasakiškas. Paklausyk. Šita laida yra tragiškas pavyzdys, kaip yra nesveika bendravimo forma pompuojamas jaunimas. Jiegi paskui pamėgdžioja šitų gaidelių pasimaivimus. Vedėjai patys tuščia žodžiauja, nesugeba minties aiškiai išreikšti, maivosi ir nusišnekinėja, galvodami, kad jie tokiu būdu daro laidą nuotaikingesnę. Na, man tai atrodo kvailai. Kvailiukai kvailiams. Toks šios laidos devizas. Nu, fantastika, tikrai. Va tokius komentarus aš labai myliu. Parašykite jų ir daugiau. Ačiū labai ir iki.
A ne, iš tikrųjų čia dar ne laidos pabaiga. Prisimenat, pačioj pradžioje aš jums žadėjau parodyti Julių. Tiksliau, pats Julius išreiškė norą pagaliau pasirodyti jums, juk jūs taip norėjote jį pamatyti. Taigi, ponios ir ponai, damos ir džentelmenai, jauni ir seni, gyvūnėliai ir negyvūnėliai, pristatau jums mūsų paslaptingą žmogų Julių. Tadam, Juliau, ateik ir pasirodyk žmonėms.